Labas rytas, tai iš tikrųjų dabar jau yra po 8, man atrodo, 50. Man liko 10 minučių susiruošti, bet aš greitai, manau, susiruošti. Aš norėjau jums rašyti ryto pokalbius, tai žodžiu, mes ruošiamės ir varom slidinėti. Šiandien yra giedra, pirmą kartą, nes visą laiką buvo rūkas, o dabar yra giedra, tai dėl to labai faina. Ir šiandien mes jau esam pasiruošę biškį ramiau slidinėti, labiau savo, nes jau kojytė skauda, jau raumenukų skauda ir aš dar šiek tiek surguliuoju. Užvakar, man atrodo, buvom Prancūzijoje ir ten labai vėjuota buvo. Tai organizmas biškį pakrito. Tai va. Tai mes Tai va. Tai mes varysim į kalnus, tada mes varysim į spa, manau, tada varysim gal dar į kokį bakery, nežinau. Žodžiu, šiandien yra visai didelis planas ir aš manau, kad mes šiandien nesilsėsim, todėl filmuosiu intensyviai, manau. Tai va, tai susitiksim jau kalnuose. Aš jau niekad nerodžiau pusryčių, bet aš dabar jums greitai parodysiu. Mano balsas ryte, kaip patys girdi. Čia yra dripsniai, nutela, va vaikas dedas. Dar nutela su blineliais visokiais. Tada čia yra sausainukai, visokie pyragėliai, jie labai mėgsta saldžiai pusryčiaut. Čia yra croissant, bandelės visus įmanomas, trapučiai visokie, va šitie trapučiai aš vakar juos ėmiau į kalnus, bet taip ir nesuvalgiau, man atrodo. Karšti sumuštiniai, kiaušiniai, šitie dešrelės, žodžiu ir viskas. Nu, ten viskas sumuštiniams. Beginnings on the cusp. Not too old to adjust. Old dog, new tricks. Remember I was just a pup. Something dirty in my cup. Clean soul, good karma is a must. Still my shooter in the cut. I was stuck inside a rut. Played the game, made bank, moved G. Anything to get a buck. You won't find me in the club. I'm in the lab trying to sharpen up the sword. Swinging blades at these scrubs. Bitches flock like bugs to the light. Yeah, right. Pažiūrėkit, su kokiu vaizdu mes gersim kavą dabar. Labai gražus šiandien oras, bet Zinos va jau nusiminėjo. Mes pasiėmėm kapučinų čia, arbatų, aš vieną sausainį ką tik pradanginau kažkur. Kacytė? Kacytė. Jai žiauriai tinka. Oi, net... Man tai žiauriai gražiai. Jeigu kainuoja iki... Mes tai visą laiką darom su kacytė. Nu, aš norėčiau sakyti iki 10, bet tikrai... Ne, jeigu kainuoja 20 eurų, 25 imi, jo. Visiškas tas gruzinas. Ką čia pažiūrėš? Puka, jau toks šlykštas. Tu aš to parodysiu, uždėk šitą. Jau perkam, kiek čia eurų? Nežinom, dar reikia paklausti. Aš to parodysiu, kaip tu atrodė. Kam tau šitas? Arba va tokį įmam. Šitą jinai į Paryžių, va tai važiuos. Taip, tai mes jau grįžom namo, dabar yra jau po 4, iš tikrųjų mes dar spėjom nueiti į sauną. Realiai mes į sauną nuvarėm pusvalandukai, į 10 minučių baseiną ir grįžom. Tai net nelabai filmavau, nes tiesiog labai toks ekstra greitas buvo mūsų pasiruošimas. Ir aš dabar palaukit, supratau, kad, čia mano, aš ką tik supratau, kad mano laikrodis blogai rodo laiką. Man atrodo, kad dabar yra ne po 4, o po 3. Nu, žodžiu, tai mūsų planas yra varyti į bakerį, kurią aš jums parodysiu, tai mes ragausim ten karštą šokoladą. Nežinau, kiek žmonių susiruoš vis tik eiti, nes čia vieni sako, kad nori, kiti nenori, kiti negalim, tai žodžiu pasižiūrėsim, bet aš tikrai varysiu ir noriu paragauti karštą šokoladą, nes aš norėjau labai paragauti kalnuose, bet galiausiai paėmiau vis tiek kapučino, nes mėgstu labai kavą kalnuose gert. Ir labai gražus oras buvo, tai mes sėdėjom, čilinom ir taip toliau. O karštą šokoladą norėjau paragauti grinai šitoj kepiklėlį, kuri ir vadinasi čokolad, man atrodo, nes ten jau tikra šokoladas, aš praeitam vlogį jums rodžiau, nes mes jau buvom ten nuėjusios su Ketrin. Nu, žodžiu, tai vat ragausim ir žiūrėsim, kas ten gero. Ir tikiuosi, mes ten ir prisėsim. Tai va, o iš tikrųjų tai šiek tiek esu išvargus, biškutį taip jaučiasi, bet dabar va pasidažiau, realiai tik lūpas apsivedžiau, dar nespėjau pasidaryti normaliai. Ruošiuosi švęsti kūčias. Dėl to noriu šiek tiek geriau atrodyti, tai šiek tiek pasidažiau, užsidėjau toną tokį, nu žodžiu, taip paprastai, kad atrodyčiau.
nes mano veidas žiauriai raudonas, beje, visas dienas, nu aš manau, kad čia nuo vėjo ir nuo kalnų vėjo. Tai žodžiu, tai va, ką aš dar jums galėčiau papasakoti tokio įdomesnio. Tai mums realiai liko 2 dienos slidinėjimo ir mes jau grįžtam namo. Tai manau, kad mes kažkurią dieną varysim į Prancūziją. Dar, nes šiaip mes buvom Prancūzijai, bet tos pasakojim, kad praeitam vloge, kad trasos yra labai sudaužytos, labai, žodžiu, daug ledo, tai, nu, labai nefainai, nors tenai, tipo, prieš 2 dienas buvo labai geras oras, dėl to mes ten ir būdavom. O dabar pas mus yra tobulas oras, todėl mes slidinėjom Italijai. Ir irgi labai patinka, ypatingai, kai yra saulė. Čia man vienintelis dalykas, kodėl aš mėgstu slidinėti. Ne taip pasakiau. Labiausiai, kas man patinka slidinėjimo metu, kai yra saulė, nes tada aš suprantu, kad bus labai gerai. Bus labai gerai. Ir užsidam šiek tiek aksesuarų. Tai va, iš tikrųjų vakarienės čia yra bombinės, labai skanios, visą laiką kažkas naujo, man įdomu, kas šiandien bus kūčiom. Nes šiaip tai italai, man atrodo, švenčia kūčias ir pakankamai rimtai švenčia, todėl man įdomu visai pasižiūrėti, kągi jie gamina ir kągi jie pagamins. Bet šiaip maistas tobulas, ypatingai vakarienės tobulas, tai dėl to čia yra svarbiausia diena, mes nuškandžiaujam kažką, vakarė jau taip normaliai pavalgom. Tai va, iš žinių, tai dėl to, kad jau 4. diena mūsų slidėjimo, tai kojytės jaučias. Ir kai važiuojam nuo statesnių trasų, tai jau yra reikalų. O turi kokį nors? Žodžiu, mes atvarėm į bakerį, kurioje yra labai daug šokolado, visokių gaminių. Tai dabar žiūrėsim, kas čia yra. Bet aš jau žinau, ko aš noriu. Karštą šokoladą. Aš irgi. Jo. Jeigu merginos norit kažką iš ten, tai eikit pasimkit. Jo, aš irgi noriu karštą šokoladą. Yes. Tu irgi karštą šokoladą nori? O tu išgėrimą kažką norėsi? Nu, taip, pasižiūrėsiu. Nu, tai so 1 minute, okay? Negalim pasakyti dar. Gerai, laukia mūsų užsakymų. Tai kiek bus hot chocolate? 1, 2, 3. To arbatos. Yes, we can order. So 3 hot chocolate. Okay, with cream. Kas su kremu nori? Okay. Okay, 3 with cream. And Red fruit black tea. Okay, red fruit. so that's it for now. Okay. Thank you. Galit meniu jam duot. I leave the menu or... You can take for now. Thank you. Ačiū už priminimą, kad atsikaž, bet tavęs daryčiau. Prego. Pavadinkim grietinėlę šalta, arba duodam lėkį momentačių. Oi, skanu šokoladas. Kokias pavadinė? Man žiauriai patinka tokie dalykai. Aš šiaip nemėgėja, bet, pavyzdžiui, Vilniuje yra, kur taip skaniai padaro karštą šokoladą. Yra? Labai skanus operos su belokų tepė. Jo. Ten realiai biškai gal skaniau šitą. Bet ten nedaug jo. Bet jo, Nenori? Šokolado visiškai nepaėmė. ten skaniausias. Nu, bet Vilniuje jo, čia reikia paieškoti. Mugė, aš manau, kalėdiniai, kai būna. Jo, bet ten pas mus juoda šokolada, man atrodo, pas mus kartokas toksai. Tai Jo, aš tą patį galvojau. Dėl to man turbūt nelabai ir patinka, nes aš galvoju, kad jis kartus. Bet gal net tas skanesnis buvo, ne kalnuose? Jis labiau praskiestas buvo, man atrodo. Jo? Labiau pieniškas. A. Bet šiaip skanus. O pas jūs irgi yra kažkokie gabaliukai? Aha, tai čia nuo grietinėlės. Jo? Neišsimaišo ir tie tokie nelieka. Aš ir tai išsimaišiau. Tai tokia. Jaučiuos labai mirus. Labai. O šiandien dar ekstra programa. Gal čia prigult? Mes užėjom dabar kažkokią vietinę šitą. Pažiūrėk, kad į kempinę laikyti, tipo. Aha. Čia fondiuva. O, tokį tau reikia. Čia fainų dalykų yra. Važinas, pažiūrėk, koks fainas antis. Fainas antis. Čia mes, čia klasika. Gražiai nupiešta. Medai. Kokie? Kelabutė. Aš nešioju tikrą žvėrę kuprinę. Čia vynui uždarinėti. Geras. Žodžiu, mes varom dabar
kučiukų valgyti, tai parodžiau, kučiukų valgyti, paplotėlių, žodžiu, laužyti. Ir aš žiaurės sušalus visą dieną, aš nesuprantu, bet aš manau, kad man temperatūra gal biškai kyla, aš nežinau. O mano merginos laukia manęs. In my ear, jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas tree. Mes ragaujame desertus. Ir kai atsiragauja va šitą desertą, čia yra tiesiog su šokoladu, nu čia tas pats realiai. Čia yra su šokoladu, čia yra irgi su šokoladu, bet labai, nu koks tau? Manęs skanu, čia kažkoks džemas viduj. Taip, čia yra slyvos, man atrodo. Ir čia yra citrusinis, man atrodo. Ir jo, ir irgi kažkoks džemas. Va taip mes, kad aiškiai. Ką čia pasiėmei? Sėmiau 3 tautus. Aš jam pasakiau, kuris yra skaniausias ir jis nusprendė susirinkti viską. Nebeliko kitiems žmonėms dabar. Aš turiu visus. Labai blogai. Čia mano desertas. Čia yra balls su Tadzikė. tadžiki padažu. Čia šokolado gabaliukas. Čia ne šokoladą. Čia kokio maistas. Kad tik esu mano negerai uodega. Man labai patiko. Što to ne to? Kažkas ne to. Karbana? Išvalgiau šnicelį su... Mirda. Kalbu tas mėsas. Šnicelį su fry. Kad irgi šnicelį su fry valgėjo. Ir picą. O Ignas ten viską ragauja, be sustojimo viską ragauja. Bet gerai. Taip. Jūs nustebtumėte. Bet tiramisu man buvo labai skanus. Nu, prieš 2 dienas, jo. Gimtadieninis tortas. Realiai. Dar čia trūksta traškučių, tokių, kur būna tašką burnoje. Šokoladiniai, ne? Aš atsimenu, tavo gimtadienį 4 metų labai gražus tortas buvo, labai gražus. Bet va toks? Įspūdingas. Bet skonis va taip, juoda duona su uogiene. Nu, sveikučiai, šiandien aš perimu Mišelės vlogą, nes jinai nevaro šiandien slidinėt. Tai kalnuose va tokius gali būti oro sąlygos. Tai vieną dieną saulėta, žiauri gražu, kitą dieną va toks matomumas. Mes vos matom priekyje esančius žmonės. Mes esam tiesiog Alpėse, bet aplinkui atrodo, kad mes kažkam kaip rojai, nes visas balta. Nu, ir mes realiai tiesiog esam debesy. Tai žodžiu, mes dabar kylam, dabar rytas, Mišelė ilsisi su Ketrin liko viešbutį, jos varys į spa, čilins, tiesiog pavargo fiziškai. O mes čia keliese dar išlekiam, šiandien yra prieš paskutinė diena, rytoj paskutinė slidinėjimo diena ir poryt jau išvarom į Lietuvą. Tai žodžiu, kai bus kažkas įdomesnio viršuje arba gal pragiedrės, gal į kavinutę varysim, kavutės išgerti, dar kažką, parodysiu jum. Beje, ką tik nuvarėm nuo kalno. Ir jeigu varysi slidinėt, nerekomenduoju pirko tokio šalmo su įstatytais akiniais, nes Kotrinai nukrito fiksatorius toks. Jis tiesiog dingo sniege kažkur ir viskas, ir mes jį negalim dabar atikarčiau. Mes jį negalim užfiksuoti ir jai va tabaluojas akiniai ir reikės ją iš vis nuimti, nes ten toks fiksatorius buvo žodžiu. Ir, nu tai va, tai jeigu varysi slidinėt, pirkit šalmą ir akinius atskirai va tokius, kad nebūtų tokių problemų. Mes kai buvom Italijai prieš 2 metus, tai šiandien yra Kalėdos. Vakar buvo kūčios ir mes tai prie Kalėdos varėm slidinėti ryte, tai nu praktiškai tuščias kurortas buvo, visi keltuvai veikia ir mes tiesiog kaifavom, nes mes vos ne vieni kurorte slidinėjom, vaikų nėra, nieks nesitreniruoja. O šiandien atvarom, vaikai treniruoja, tipo pilna programa, vyksta veiksmas, visi keltuvai užimti, viskas. Tai nesuprantu, ką čia visi veikia per Kalėdas, ar Italijoje Kalėdų žmonės nešvenčia. Nes dabar yra 10 ryto ir jau vaikai treniruojasi. Tai what the fuck, tai tėvai tipo nešvenčia Kalėdų, jie atsikelia ryte ir vaikus veža į treniruotis. Nežinau, kaip čia veikia, gal čia kokios stovyklos kalėdinės, neįsivaizduoju. Bet nepamažėjo žmonių, kaip tikėjomės. Ir va, kaip matot, nepagerėjo oro sąlygos dar kol kas, tai mes varom dabar į Prancūziją. Mes esam ant Italijos pusėj, ant kalno, ir iš kitos kalno pusės yra Prancūzija. Tai Prancūzija dažniausiai labiau vėjuota
ir ten nupučia tos debesis, tai ten būna labiau saulėta ir gerai matosi, bet ten truputėlį sniego kokybė blogesnė, nes ten realiai tiesiog mažiau apsninga arba tą sniegą tiesiog nupučia vėjas. Nu, bet geriau, kai matosi kažkas, nes dabar, nu, va, nežinau, apačioje va žmonės čiuožia, vos matosi. Atvarėm į Prancūziją. Mes Prancūzijai, bet oras nežinau, ar labai pagerėjo. Crazy! Mes kaip Everestas, ne? Čia dar nebuvom. Nu va, kaip būna kalnuose. Viskas tobulas oras. Saulytė šviečia. Mes Prancūzijai dabar. Taip, tai jau labas vakaras, iš tikrųjų dabar yra jau po 5, tai kaip ir matėt, tą ką matėt, žodžiu, Ignas filmavo šiek tiek vlogo, nes man buvo šiek tiek blogai, sakyčiau, mano savijauta tiesiog jau buvo tokia ne per geriausia. Realiai tiesiog nusprendžiau pasveikti šiek tiek ir truputėlį ramiau praleisti laiką. Tai mes su Ketrine ilgiau pamiegojom, nuvarėm pasivaikščioti, tada žiūrėjom, kaip Ignas duoda savo snowboardą tėčiams, kad jie išbandytų snowboardus, nes jie slidinėja. Nu, žodžiu, esmė, kad mes tiesiog labai fainai leidom laiką, paprastai, ramiai ir labai pasiekė, kad mes nevažiavom vis tik. Aš dabar šiek tiek dažausi, ruošiuosi kalėdom, nes šiandien vakar mes šventėme kūčias. Šiandieną mes švenčiame kalėdas, todėl aš ruošiuosi kalėdų, noriu šiek tiek pasidažyti, pasigražinti. Labai mes čia nesipuikuojam ir, nežinau, vakarinių suknelių nesidedam, kažkokių neturiu, bet žodžiu jo. Tai mano savijauta jau šiek tiek geresnė, aš ir Kripeksą geriu, ir ibuprofeną geriu, nu žodžiu, stengiuosi kažkaip save atgaivinti, nes, nežinau, ar jūs žinot, bet grinai po to, kai mes atskrendam iš Italijos, tai tą pačią naktį, realiai tą pačią dieną mes išvažiuojam į Zakopanę su draugais švęst naujuosius ir tiesiog turėsim labai mažai laiko atsistatymui. Nu kaip, 1 valandų. O per tas porą valandų reikėjo nemažai dalykų dar pasidaryti ir paspręsti reikaliukų, kol būsim Vilniuj. Tai va, tai dėl to galvau, aš geriau čia pailsėsiu, kai turiu galimybę, nevažiuosiu iš tos kalnus, kai šiandien toks oras, o geriau tiesiog pačilinsiu. Nu, tai taip ir išėjo, realiai mano savijauta jau šiek tiek geresnė, tiesiog man skauda truputėlį gerklę, nosis teka ir galva skauda dėl to, bet sakau, tikrai geriau, tikrai viskas gerėja, aš jaučiu. Tai va, rytoj mes kilsim į Mont Blancą, į aukščiausią tašką, apie kurį jums pasakojau praeitam vlogė. Nes mes esam, man atrodo, užsibukinę, kad mes skrisim, varysim rytoj. Žodžiu, pusvalandų, kai reikia pavažiuoti, tai mes pavažiuosim. Ir aš dar norėčiau rytoj, yra mūsų paskutinė pilna diena Italijai, tai aš norėčiau paslidinėti dar rytoj kaip minimum. Bet nežinau, ar pavyks, bet tikiuosi, kad pavyks. Aš čia labai ekspres makiažą darau, nes manęs visi laukia. O aš supratau, kad aš nieko normaliai nefilmavau, o dabar turiu jau jėgų ir norų pafilmuoti jums kažką. Ir šiaip greitai labai laikas eina. Labai patiko kompanija, labai patiko kūčios. Aišku, vaibas ne toks pats kaip Lietuvoje, bet čia kaip ir logiška, nes tiesiog, kai tu esi kitoje šalyje, nors ir šeima šalia, bet vis tiek tas kalėdinis vaibas namuose, graniai savo namuose, kaip visą laiką, kaip visą gyvenimą. Aš iš tikrųjų žiauriai noriu valgyti, nes aš šiandien buvau tik pusryčiuose. Ir to aš ten sumuštinį suvalgiau ir 7:30 vakarienę. Tai aš esu žiauriai alkana ir labai noriu valgyti. Bet žinok, kad čia maistas yra tobulas, labai skanu, kaip ir nu, žodžiu, visą laiką.
visą laiką skanu, visą laiką faina. Tai dėl to labai nice. Ir man liko realiai pasidažyti blakstienos. Dar mes vakar darėm per kūčias. Irgi labai įdomiai, nes kažkas iš šeimų dovanomis keičiasi per kalėdas, kažkas per kūčias, kažkas ir per kūčias ir per kalėdas. Žodžiu, mes tai ir tada. Dėl to, tiesiog nusprendėme, kad per kūčias pasikeisime tą Secret Santa, žodžiu, padarysim. Tai labai labai fainai, kad visi labai įdomiai pateikė savo dovaną. Realiai tiesiog visi buvo žiūri draugiški, vieni su kitais palinkėjimus sakėm, paplotėlius tos laužėm. Žodžiu, mes visišką padarėm kūčių rutiną. Kūčių tradicijas visas išsaugojom, žodžiu, labai fainai. Atšventėm kūčias, realiai net geriau nei tikėjaus aš. Ir viešbutis labai mielai viską suorganizavo. Tai tikrai nesijautė, kad nežinau, tenai nėra iš vis švenčių vaibo. Buvo švenčių vaibas. Kai aš išsiploviau galvą, pasidariau savo visą laiką tuos suktinukus ir dabar noriu, kad jie šiek tiek nusėstų. Tai realiai tobulas oras buvo tik 2 dienas slidinėjimo, ar 1? 2. Tai rytoj rodo, kad bus geras oras, dėl to aš tikiuosi rytoj pakilti kažkur ir paslidinėti. Nors nemanau, kad daug kas norės, nes jau tipo vos ne paskutinė diena pačilinimui tokiam, bet aš kadangi šiandien čilinau, tai rytoj aš manau, aš tikrai slidinėsiu. Paskutinę dieną paslidinėti, praleisti kalnuose ir dar rodo, kad bus saulė. Neįtikėtina. O kitą savaitę visą laiką bus saulė. Čia irgi tobulas suėjimas, tobulas kaip visą laiką taimingas. Tai žodžiu, tai aš varau vakarienę, kol praplepėjau su jumis bare, mano draugai jau valgo kažką. Nors vakarienė po valandos, jie jau kažką valgo. Pažiūrėkit, čia kokių maistukų yra įdėta. Mocarelos jaučiu gabaliukai kažkokie. Čia jau biški nebeliko, matau daug ko. Bet jo, čia sūrio gabaliukai jaučiu. Daržovės kažkokios. Labai fainai, labai gražiai. O čia dar ir gėrimų yra, bet aš žainu iš pradžių paklausiu draugų, kas skaniausia čia. Ignas jau kažką išgerinėja ir ragauja. Normaliai iš čia privalgėt. Žiūrim, ką turim. Čia yra sūriukai visokie, kaip visą laiką, labai skanus. Čia yra rizoto. Jo, mačiau. Čia yra beefas. O sriubytė kažkokia yra. Čia yra, nežinau, čia onion. Ignui įdomu, kas čia. Salotos. Einu pažiūrėti, kas toliau. Šiandien matau, picų nėra, nors visą laiką būna picos. Realiai šitą mėsytę labai skani, kaip ir visą laiką. Čia kažkokie oktopus. O čia žiūrėkit, kas yra. Kati. Čia yra kažkokie šitie suktinukai, nežinau. Čia yra kažkas su... Čia labai skaniai atrodo, bet man gali būti bloga, bet aš paimsiu. Čia yra salmon tartar. Tartaras, tipo lašišos, tai aš pasiemu. Ir čia yra kažkokie kebabai. Bet čia yra daug tokių visokių daržovių, kurių aš nemėgstu. Kopūstai, pavyzdžiui. Žodžiu. Taip, tai aš pasiėmiau lęšių sriubą čia su doniukais. Tada tą tartarą salmon ir tiesiog įsidėjau savo daržovių šiek tiek ryžių. Čia, žodžiu, mes skanaujam, valgom ir švenčiam kalėdas. Tai ragaujam sriubą. Labai nenoriu jos valgyti, bet... Skani. Kaip moliūgų. Tai labas rytas. Mes iš tikrųjų važiuojam šiandien į aukščiausią Europoje tašką, kur aš jums pasakau, kad varysim, bet žodžiu nusprendėm, kad varysim šiandien. Labai tikimės, kad bus geras oras, nes pagal dabartinės prognozes ir šiaip kaip atrodo mūsų miestelis, tai labai negerai. Realiai vėl rūkas. Nors atrodo, kad mes šiandien turėsim saulę, bet Mont Blancas nežinia. Todėl labai tikimės, kad bus geras oras, pasidarysim gražių nuotraukų. Ir šiaip kelionė iki Mont Blanco mums užtruks realiai kokią, manau, valandą kaip minimum, nes pavažiuoti kiek minučių, tada kilti 2 minučių. Tai va, o vėliau grįšim turbūt į mūsų kurortą ir slidinėsim. Adomas su Ignu nori slidinėti ten Mont Blanc'e kažkur netoli, nes mes turim skaičiuotus ski pasus ir ten, bet mes su merginos turbūt grįšim namo ramiai, persirengsim dar, aš šiaip ir jau apsirengus sportiškai,
oi sportiškai, apsirengus slidinėjimo rūbus ir striukę turiu, bet pagalvojau, kad bus tiesiog paprašiau grįžti. Tai va, šiandien mano skrandis jau šiek tiek geriau jaučiasi, aš porą dienų turiu skrandžio skausmą ir šiaip sergu šiek tiek, tai šiandien jau geriau, rytoj namų čia važiuojam ir rytoj mes išvažiuojam ir su draugais į Zakopanę naktį. Nu, žodžiu, čia toksai įdomus variantas, kaip mes čia susidėsim tos rūbus greitai ir kaip juos išsiskalbtais greitai. Nu, žodžiu, tai va, tai dabar važiuojam, žiūrėsim, kas bus ir kokie bus vaizdai. Nu va, koks jau Mont Blancas šiek tiek matos, debesiukai apačioje, tai gerai pasisekė dabar, bandom greitai tenai užkilt. Žinokit, ką tik užlipau, žiūri, pavargau, bet čia viskas taip snieguota, aš su kedais. Pažiūrėkit, kaip mes aukštai. Galime dar aukščiau užlipti. On the cusp, not too old to adjust. Old dog, new tricks. Remember, I was just a pup. Something dirty in my cup. Clean soul, good karma is a must. Still my shooter in the cut. I was stuck inside a rut. Played the game, made bank, moved G. Anything to get a buck. You won't find me in the club. I'm in the lab trying to sharpen up the sword, swinging blades at these scrubs. Bitches flock like bugs to the light. Getting right. Treat my hoes like these raps. I don't really got a type. Off top, bullshitting. All I needed was a mic. Yeah. Hey, pass the rock, it's all butter. Pack your bags and take flight. Don't worry, it's all covered. Hey, live your life while you can. Our days are all numbered. Rain could cause thunder, but the sun comes after, clearing up the disaster. Isn't it lovely? I ain't looking back, I'm focused on what's in front of me. Everybody days a number, but I'm still here luckily. I know that God got me, so I'm in good company. Like, Take it from me, I got some places I should take you to see. You know it's easy when you ride. Nu va, mes atvarėm dabar į tarpinį tašką. Čia irgi labai gražu. Pažiūrėkite, Ketrina ausytės. Kaci. Ir mes va čia, žiūrėkit, iš viršaus dabar matom kalnus. Čia va, prieš tai jums rodžiau, kad kažkas leidosi. Mūsų berniukai irgi norėjo, bet matyt leisis biški kitur. Mes, žodžiu, pasivaikščiojom, pasižiūrėjom. Mano balsas dar blogesnis nei buvo. Nežiauriai šalta. Nu, taip tikrai šaltoka, aišku, nėra labai stipraus vėjo. O, pažiūrėkit, nu čia visur tiesiog gražu, bet kur neatsisukio, žiūrėkit, ledukai tokie. Ir visur labai gražu. Tai mes, žinokit, galiausiai nusileidom. Iš tikrųjų, tai labai ten gražus vaizdai buvo, nors kai mes pirkom bilietus, kai kurie žmonės, nes kai kurie su skipasais praėjo, kai kuriem reikėjo pirkti. Sakė, tipo, neverta čia pirkti, nes kainuoja vienas pakilimas 64 eurus. Ir sakė, čia neverta pirkti, nereikia, čia, tipo, žodžiu, bus viskas debesuota, bet mes užkilom ir buvo viskas gerai. Aišku, momentais ateidavo debesėlis, bet tada jisai greitai dingdavo, tai žodžiu, tikrai verta, labai gražu. Tai mes esam dabar Italijoje, čia dabar įsėdame autobusą, laukiam, kol važiuosim atgal, nes šiandien dar noriu paslidinėti aš, nors matau, kad dabar yra dabar yra jau po 2, o ne po 1, ne taip rodo laikrodis. Tai mes grįšim 2 ir turėsim 2 valandas slidinėjimo. Tai aš tikiuosi, kad mes spėsim paslidinėti, bent valandėlę, 1,5, porą kartų nusileist. Ir tada varysim turbūt vakarai spa, pirkti suvenyrų, žodžiu, pasivaikščiot ir į vakarienę. Ir mums reikia susidėti daiktus, nes rytoj 8:30 ir 8:30 mes jau turim stovėti receptionė, nes mus pasiims autobusas jau į skrydį į Lietuvą. Tai va, šiaip sakau, tikrai Mont Blancas buvo vertas pasižiūrėti, labai faina, labai gražu, labai geras oras, tikrai saulė viršui. Va, matot, ten va saulė, tai visai gerai atrodo. Atvarėm dar paslidinėti, šiek tiek kol saulė, nes labai gražus oras, pažiūrėkit. Tobula. Tik tai iš trasos jau šiek tiek pamušinėtos, va ten va matos, gal šiek tiek. Ir žodžiu, oras tobulas, tai va, važiuojam. Aš net neįsivaizduoju, kas čia. Šokoladas. Gėrimas pagrindinis, kurį visi geria, pagauja. Ojei. Kaip tau, Ignai? Ojei. Yra kaip... Kas ten yra? Kiaušiniai. Egnogas. Kiaušiniai ir grietinėlė. Bet ir alkoholis yra, gal likeris kažkoks, aš neįsivaizduoju. Alkoholis. Ahaholis. Varom valgyt.
tada galėtų būti žali makaronai. Galėtų būti tiesiog kažkas skanaus. Galėtų būti pizza, jo. Ir bananų šnicelis. Ir dar galėtų... Nepakeitė. Tenais lančiai buvo. Ir galėtų... I believe I can fly. Kažkam tenais lančiai skaičiuotų yra. Nuo 12 iki 14. Parimaiš? Taip. Taip. Einam suvenyrų. Vėl grįžome į savo vietą, kur yra labai daug visokių kepiklėlių, parduotuvėlių ir taip toliau. Nes nemalonus oras, bet žodžiu, po to paisim miestų į apačią. Nu, ten tiesiog aš vėliau. Ai, kaip yra. Ne, už eurą. PM9. Ir tokie apvalūs, trumpi, žiūri faini. Darysiuos, trečia. Pasiūlymu. Darysiuos su tomato sauce. Nu, tai pakviesi, kai padarysi? Jo. Ir kažkaip labai skaniai kepa visokius saldumynus, žiauriai skaniai. Jis darė kažkada mačę, sausainius su baltu šokoladu buvo. O, labas rytas. Oi, labas rytas. Jis buvo žiauriai skaniai žodžiu. Gerai, kur mes einam? Tu žinai, maždaug? Ai, nu einam. Galvoju, tu žinai, kur mes einam? Ne. Tiesiog bandom biškį į apačią, jeigu nieko nebus grįžti. Ir vėlgi, man atrodo, kad aš žiauriai rėkiu. Ir vis vėl aš tas Negirdžiu, jo. dėl balso iš Tai einam. Kaip jaukiai sėdi žmonės. Mūsų banda tokia, kur vėl kartu kažkur varom. Man patinka, kad čia daug šodukų. Jo. Gali kažką žiūrėti ir surasti. Čia slidžių tušinukas. Nu. Čia tokių daug dalykų, kurie tokiai... Realiai. Jėtus, kaip miela. Kas čia? Čia aš. Čia aš. O? Gal čia sandėlys? Ką? Čia jau vaikui. Labai miela. Čia einam dar ten pažiūrėt, kas čia. Bet atrodo kaip... Ką? Einam iš čia. Grinai. Ir dar savo vaikų portretus pakabinu. Viskas gerai. Turis pavojinga daryti. Luka. Nu. Ir pamačiau, kaip šypsis. Ką, imk tėvų. O čia tipo fondių jaučiu, ne? Jo, šiandien. Atvarėme pardė ir Ketrin tokius va čipsus išsirinko. Bombardino. Žiūrėkit, tave panašu, kai tu su kepurė būni. Įklijuosi dabar nuotrauką. Bet ir va tokie va faini, ne? Tiesiog, bet jie aišku susilamdys. Kati. Mes vaikystėje, kad apsišiktumėm iš laimės, pažiūrėk. Realiai. Mes vaikystėje iš laimės apsišiktumėm su Kati. Realiai. Mano visas kambarys buvo... Žinai, kurie makaronai? Čia kažkokie pepper. Ten su paprika. Aš irgi nemačius. Pas mus tai tokių nėra. O, geras, jo. Tai paimk. Jo, bet tai... Aš nežinau, jo kainos nėra. Ai. Aš irgi nemačiau. Šiaip kai čipsų norėčiau. Aš irgi. Žiauriai norėčiau. Kaip skaniai atrodo, nors aš nemanau, kad aš juos valgyčiau, bet šiaip labai skaniai atrodo. Ir vaisiai visokie. Kas čia per vaisius? Dragon fruit? Ne. Ne? Įdomu, kas čia per vaisius. Kur? Oi, bet jis tokius fake kažkokias. Čia tokių visokių skanumynų yra. Pažiūrėkit. Va, skanumyną. O, jo, makarai. Olive oilas 10 eurų, aš teisingai suprantu? Gal čia ne olive oilas? Žodžiu, mes pasivaikščiojom po miestelį, pasižiūrėjom visų įmanomų dalykėlių ir suvenyrų, aš jums vėliau parodysiu, kokie suvenyrai. Ai, nu bet pradžiai aš paėmiau mums su Ignu paragauti tokį majonezą česnakinį. Šitas padažas tinka realiai su daržovėm visokiom, su mėsytė ir taip toliau. Tada paėmiau paragavimui, čia mano draugiam paėmiau, vieną paėmiau draugiai, tokį sūrį ir kitiem draugam paėmėm sūrą su Ignu ir tada paėmėm irgi jiems, ką tu iš Italijos dar gali parvežti, tai limoncello, tai paėmiau
limončelų visokių. Va. O tokių va. Liqueur. Let's go eat. Dabar. Jisai pastoviai majačinas kamerai nuogas. Žodžiu, mes einam valgyti kažkur, gal žiūrėsim, kas bus. Aš jau sakiau, ko aš noriu. Kad viskas būtų, kas buvo skaniausia iš Visos kelionės, jo. Bet jo, aš tikiuosi, kad bus makarų visokių, bet makarų nebuvo seniai. Ai, gali paimti, prašau, mano striukiai. Jeigu paprašys grąžinti. Tai va, aš parodžiau, ką tik ką nupirkau. Jo, tai aš nupirkau tokių tiesiog paprastų dalykėlių, ne per daug. Bet aš noriu dar nupirkti makarų arba nupirkti jau šitam duty free, nes blemba aš net nežinau, kaip aš talpinsiu savo lagaminą. Tai aš bandysiu viską sudėti maišelį. Mes žiauriai alkanos, dėl to jinai tokia laiminga. Pica su salenu. Man pirmą dieną buvo skaniausia pica. Jo, nu tai ir vakar buvo tokia, bet tai nevalgyti. Jo. Nu ką, trinam rankom, einam kapusytus maisto. Jo, kukurūzų ir agurkų. Skani, jo. Oi, man patinka. Aš dabar pradėjau jau valgyti. Užkandukai visą laiką su mėsytė ir su špinatais. Kocikos čia šaltekai. Jo. Čia yra čikenas daržovėm. Čia vėl sriubytės kažkokios, kur, mushroom. Pievagrybių. Bulvės labai skaniai atrodo. Visokie daržovių dalykai. O, geras, čia čikeną? Ne, ten, man atrodo, įvairių mėsų parašyta. Okei. Žodžiu, mes su Kaci paėmėm karbonarą paragauti. Karbonara, šlikai, bulvės. Kiek valgo Adomas. Tai aš paėmiau daugiau bulvių Kaci, tai tu pasiimi savo bulves. Tik taip, kad ant manęs. Davai. Paėmėm picų su ananasais. Labai keista, kad jie daro su ananasais. Ar čia gal bulvės kažkokios? Šiaip italai, jie tipo, čia jiem įžeidimas. Tokį paragavimui dalyką paėmiau. Taip. Ir čia visokių mėsų, daržovių ir bulvių. Obuolių pyragas, bet man atrodo ten gal su ledais ar be. Kažkas su riešutais. Ir kažkas, ko nesuprantu. Kad čia paėmė vadu, ragausim.